Mūsų dienas kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnės, tad skubėkiam gyventi, nes prabėgs, nebegrįš juos. Šiandien didelė graži šventė, pažiūrėkit, Dievulis laimim mumis iš lauką ir saulė šviet. Įgėlikė žyda, šalnas nenušaldė, visas moteriškas ruošės. Mes žiūrim, kaip laukia gražia žydgėlikės. Ir dabar pažiūrėkim prie to gražaus stalo, kokių gėlių puikių čia yra. Viena iš tamsesnės pusės, kita iš šviesesnės pusės, kita su kvietka kepureliai, kita vėl kepureliai su kvietka. O jau tibijūnų žydėjimą, jau kokie gražus, šalia tų gėlėkių. Labai gražias mergėkės, labą strojinį vaikiuką. Visi susirinka su didelė gera nuotaika, aišku, lietuvė, kada nei kokybė būtų apkalbami, kada nei pavydus, kada nei ten šiuoki, tuoki. Bet jau ant stalo yra didelis dosnums. Kultūrų tų nešu ir vaišinui pasirodau iš geriausios pusės. Šiandien mūsų stalas yra nuklots valgęs. O jau čia kokia graži pusė. Mergikės jau visą savaitę nupraeitą trečiadienį mislyje. Kom čia nustebinti? Pažiūrėkit. Kaip čia gražiai buvo triūsta. Ir viskas iš gamtos. Nieko nereikėjo pirkti ar ieškoti. Viskus surinka, sudėjo, suviniuoja. Ir dabar kaip gražu. Kaip malonu. Po rugsėjo 21-osios, daugiausiai į pabaigą, į spalio pradžią, mūsų aplanko bobų vasara. Tai malonus pirmiausiai jausmas todėl, kad tai sugrįžta šiluma. Šiluma sugrįžta trumpam dėja, bet vis tiek labai daug džiaugsmo mums suteikia, ar ne? Nes kaip skaičiau truputėlį, kai ruošiausi šiam pakalbėjimui apie bobų vasarą, kad bobų vasara tai yra lyg saulės paskutinė dovana žmonėm išeidama į tokį žiemos ramybės poilsį. Arba kad tai yra kaip mamos paglostymas prieš miegą vaiko, toks malonus, gražus laikas. Pirmiausiai, bobų vasara tai yra meteorologinis reiškinys, kuomet pasidaro tie saulėti orai, ramus ir mes turime galimybę džiaugtis tas šilumą sugrįžusią. Bet šiaip tai bobų vasara turi ir kitą tokią prasmę, tai yra toks magiškasis toksai laikotarpis tarp dienos ir nakties, gyvenimo ir mirties, jaunystės ir senatvės, o kartu tai yra ramybės, brandos, susitaikymo laikotarpis, gamtos grožio, spalvų, gausos paletė. Ir kai žmonės dar džiaugiasi tą vasarą, bet jau jaučia artėjantį rudenį. O kodėl tai yra vasara? Nes iš tikrųjų jausmas tai kaip vasara. O kodėl bobų? O bobų tikriausiai todėl, kad jau šitą vasarą jinai nebėra tokia jaunatviška, tokia spindinti. Jin daugiau yra brandi, su tokia išmintim, tokia ramybė ir tokia trumpalaikė. Tai va. Šiaip, kai žiūrėjau, kaip tas bobų vasaros pavadinimas atsirado ir kada jis buvo paminėtas pirmą kartą, tai sunku pasakyti, nes rašytiniuose šaltiniuose yra rašoma tik tais, kad 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje buvo paminėtas. Šiaip ir kitose šalyse bobų vasara taip pat vadinama panašiai taip pat. Žodis boba, tai jisai pas mus dabar kažkaip taip, jisai lygtais tokį turi, šiltą kažkodėl man visai, matyti bobų vasarą. Tai jisai tokį neigiamą lygtais turi tokį atspalvį. Sako boba, ko tu kaip boba kokia, oi ten kažkokia boba, bet iš tikrųjų mūsų lietuvių kalboje žodis boba tai reiškia vyresnio amžiaus moterį. Tai ir mama, močiutė, prosenelė.
Ką? Arba saldus pyragas bobai. Arba saldus pyragas. Taip, kad Moteris pyragui tas prilygina. boba yra visai geras, gražus dalykas. Na ir iš tiesų, ta boba mūsų yra rudenį labai laukiama. Tokia versija, kad tai yra galbūt susijęs su voratinkliais, nes aš radau, kad kai kurie tai netgi vorai buvo vadinami, dideli vorai bobomis. Bet nežinau, ar tai yra daugiau kažkaip vienoje vietoje, tik tai aš apie tai paskaičiau. Bet šiaip tai mes pastebime, kad tuo laikotarpiu yra labai daug vorų. Vorų ir voratinklių ypatingai. Jie tokie plonučiai, tokie šilko siūliukai, skraidantys ore. Na, taip yra todėl, kad rudenį tai yra vorų migracijos, poravimosi toksai laikotarpis ir vorams reikia keliauti, o kaip jie kitaip keliaus? Jie keliauja tik tai per savo šilko siūlą. Na, labai įdomus dalykas ir apskritai vorų gyvenimas yra labai įdomus. Jeigu taip labiau domėtis jais, tai mes matytume įspūdingų dalykų. Ir kaip jie dauginasi, ir kaip jie tą šilko savo siūlą vertė. Pasirodo, voras turi pilvelio gale, turi liauką, kurioje jisai ir pats pagamina tą šilko siūlą. Tas šilko siūlas nėra jisai vienodas. Jisai yra kelių tokių rūšių, sakykime, ar kelių tokių tipų, priklausomai nuo to, kokia yra paskirtis. Jeigu yra grobiui, tai vienokia, jeigu kelioniai, tai kitokia, jeigu kokono suvyniojimui, dar kitoks tasai šilko siūlas. Ir dar kas labai įdomu, pasirodo, jeigu pasverti tokį pat kiekį, kaip ten, svorio santykį paėmus iš to šilko siūlo ir plieno, tai šilko siūlas yra tvirtesnis už plieną. 5 kartus. Tai va, koks įdomus dalykas. Ir tikrai vorai yra labai tokie nuostabus inžinieriai, sukuria tos voratinklius kaip tikrai labai nuostabų kūrinį. Ir šiaip voratinklis tai dar yra ir mitologinis simbolis, tai lyg gyvenimo siūlas, likimo gija, laiko tėkmė. Tai vat taip, dar keletą patarmių posakių apie bobų vasarą, kad bobų vasara trumpa, bet maloni. Jei bobų vasara ilga, žiema bus ankstyva. Kai bobų vasara sugrįžta netikėtai, tai priešeina staiga. Aš pagal savo amžių esu tikriausia bobų vasara. Nužydėjo jaunystę, Jinai vyriausia. pražaliavo brandus gyvenimas. Dabar va taip, kada rakšysėm saulutė, kada ne. Bet jau žinai, kad kas kart į sutemas, kas kart į žiemą, kas kart pojūtį. Sakė, turim 4 metų laikus. Apie kiekvieną metų laikotarpį mes turim gražių dainų, gražių žodžių. Sako, ateis pavasarėlis, gegutė užkukuos. O vasarėlė, kokia puikiai graži. Ateis rudenėlis ir tos pilkos dienos. O apie žiemą, tai žiema, snaigės veidą bučiuoja. Bobų vasara negali būti kitų metų laiku, nes, pasižiūrėkime į lauką, tiesiog švyti viskas, grožis, ir ta šiluma, ir visa kita. Žmonės matė, kaip yra gražu, kaip yra gera dirbti laukuose va šito metu, o gal ir atsipūsti nuo visų darbų. Ir ką kitą gali gražiu vardu pavadinti tokiu laiku. Taigi moterį, bobos, kaip jos bebūsios, vis tiek jos pačios gražiausias ir pačios ištvermingiausias. Tai va šitaip turėtų ir vertinti, o mes džiaukimės, kol tikrai visur aplink geltona, gražu, saulėta dar. Birželį prie kelio palinkęs, kai aš namo sugrįžtu iš to tolimo kelio, ko
Nosis man mielas brangus, takelis per pievas sumintas, tuo jis parves į namus, kur dienos prabėgo vaikystės. Tu siūbuok, berželį prie kelio palinkęs, kai aš namo sugrįžtu iš to tolimo kelio. Tu motinėlė neverk, aš pas tave dar sugrįšiu, puokštę tau lauko gėlių, rasotų iš pievų parnešiu. Tu siūbuok, berželį prie kelio palinkęs, kai aš namo sugrįžtu iš to tolimo kelio. Galima vieną repliką. Aš galvoju, Bobų vasara buvo pavadinta todėl, kad rudenį, kada tas geresnis oras pasitaikydavo, visi puldavo kasti bulves seniau. Pilni laukai bobų būdavo. Tai skarelis tik varguoja, tai ta bobų vasara tokia mano čia asmeninė nuomonė, kad tai buvo. Tai rašo, kad jau kaip tik didieji darbai yra padaryti ir bobas jau gali saulutėj pasėdėti ir pasimėgauti šilumą. Vienas taip masto, kitas taip. Bet aš va kaip vyrų atstovas, mes esam nuskriausti, labai nuskriausti, nes jūs turit savo bobos vasarą, o mes neturim nei rudenio, nei pavasario, nei žiemos. Mes irgi reikalausim su peticijom eisim, kad būtų vienas metų laikas ir mums priskirtas. Aš tai siūlyčiau kaip labai, pavyzdžiui, vasario mėnesį labai atšyla. Tai galėtų būti diedų pavasaris. Pradėkim švęsti ir kiti pradės. Vyrai turi kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį, jie visos dienos jų. O moteris bobų vasarą vieną. Visas dienas mes dirbam dėl moterų. Prie tų bobų ir vorai, o vorai tai kaip vyrai, ne taip tinklus, tik lasda, tik vynioja tą siūlą, kaip įvilioti tą muselę, ne į savo tinklą. Anas lankas. Dabar mes trys, aš Algimantas ir Jonas įviliojom kiek jūsų į savo. Mama, jūs trys. Aš sakau. Bet kokia energetika. Ne, čia mes kaip karaliaujam. Dainiuk mergelė vasara, kirti bernelis iš dvara, rytą po rytą atjosiu, tave išvarga iš šviesių, rytą po rytą atjosiu, tave išvarga iš šviesių. Į tėvo dvarą parvesiu, sunkių darbelių nedirbsi, kalne rugelių nerinksi, sunkių darbelių nedirbsi, kalne rugelių nerinksi. Už padzerelę vaikščiosiu, baltus muslionus nešiosiu, netiesa kalbė bernelį, neteisink savo žodelių, netiesa kalbė bernelį, neteisink savo žodelių. Sunkius darbelius aš dirbsiu, kalne rugelius aš rinksiu, po purvinelį braidžiosiu, graudžias ašarėles liesiu, po purvinelį braidžiosiu, graudžias ašarėles liesiu.
Mano tėtis sako, žinokit, nėra gražesnė laika, kada moteriškas kas bulbės. Gražia pasilenkusias, niekada nenora vyra į priekį eit, visada už nugaras dirbo. Jau tų krepšą panešti ne problema, nu bet paskui tas bulbės kast yra didelis malonums. Tai viena kelienukais, kita ten pasilenkusi, bet visas labai gražiai atrodydavo. Nu, o mes vaiką, ką prisiminėm, tai juk parveždavo į tuos jau aruodus ir reikėdavo tas bulbės perrinkti, kur sėklinikės, kur tos didžiosios jau cepelinams, tiems kleckams jau žemaitiškai. Nu ir būdavo sueinam, didelis pulkiuks, jau ten seserės, jau vaikai. Nu ir kas būdavo. Taigi pokalbių didžiausi visko apšnekėdavom, kaimynus, ten senelius artimus, ten meilės istorijas įvairiausias. Vyrai sakydavo, man galva ūž nuo jūsų jau, reiškia nuo to nuolatinę kalbėjimą. Bet tuo metu atrodė, kad nuobodu, bet aš dabar galvoju, kiek aš prisirinkau tų perliukų, tų istorijų, tų nutikimų, dirbi darbą ir tum pačiu rašai istoriją. Tai va toks mano prisiminimas. O tam mažiausiam, žinot, kaip visą laiką tų darbų mažiausiai ir kliūna. Nes didesnieji du broliai ir sesuo, tai jau jie turėjo ir tas bulves rinkti, ir krepšus ten pilsyti. O aš tik, man buvo pats smagiausias dalykas, todėl kad atarinėdavo su arkliu. Tai ten, kaip tas yra plūgas, tai yra toks kersinuks. Ant vienos kersinuko aš atsistodavau kojytėm, į kitą atsiremdavau užpakaliukų ir paskui arklį važiuodavau per visą tą lauką pirmyn, tada nušok, sako, nušokit, apsisuka, vėl pasistato į vagą, vėl ateik, atsistoju ir vėl važiuoju per lauką. Tai mano buvo pats smagiausias dalykas, kai bulves kasa. Broliams bulvės jis nepatikdavo. Ponia Marija. Nu, jinai mane kažkaip užveda, aš, žaviuosi, tiesiog žaviuosi. Ir noriu paskirti jai dainą. Bet pasiklausykit jos visi, nes jinai gali būti visom čia mums skirta. Aš pakviesiu tave į tylą, nors esi labai toli. Nors už lango dangus suskilo, bet jo sujungti tu negali. Mėnesienoj medžio žaidžia, vėjo žaidimus tamsa. Tartum pirmą šalčio snaigę, lūpomis sugaus tylą. Toj tyloj tu paklysi viena, be manęs. Tavo sapnų liūdnus diena išsilieja be meilės spalva iš širdies, kaip ir mano tų žodžių daina nevilties. Aš nupiešiu baltą jūrą tavo žaliame lauke, nors už lango vėjai skuba, nori vėl aplenkt tave. Palengvai naktį brenda, lapų švilpianti daina, mūsų liūdesį nuplauna vakaro tylos banga. Toj tyloj tu paklysi viena, be manęs. Tavo sapno nuliūdus diena išsilieja be meilės spalva iš širdies, kaip ir mano tų žodžių daina nevilties. Aš žinau, aš tikiu, ši naktis be žvaigždžių pasakys pilnatį man ir tau, ko verkiu. Kai išeisi į tylą, aš to tai bijau, kai sugrįši atversiu duris kuo plačiau.
Rožė žydi, visų neskiniau, nes būtų labai marga. Bet jau tokias maždaug tokia. Nu, tai rožės kaip rožė žydi, levandos jau antrą kartą žydi, tos katino gėlės papuošti. O čia jau rudens gėlelės, rudeninis astas. Galvojau, ką čia taip parodžius, ką čia padarė. Pas mane užaugdavo paprastai moliūgai, cukinius. Nu, šiais metais skaityčiai. Nei moliūgų, nei cukinių. Tai dar jau žadėjau mesti vištom visą. Žiūriu, va, tokie moliūgiukai. Labai jau kokie, bet va, bobutė tokia padariau iš tų tokių moliūgiukų. Galvojau, kad viską po biškį. Iš savo priskyniau, pririnkau, ką radau ant kiemo, darželį visokių medelių, gėlių. Ir va, suklijavau visų gėlių po biškį. Kad parodyti visą savo, kokios yra pas mane auga gėlės. Zukinėje auginta, Betutis laistė, Saulutis šildė ir užaugino Danutis darželį. Bet aš nuėjau, paprašiau gražiai ir gavau. Mano paukštelė čia surinkta net ir iš miesto gėlyno. Ne tai iš tavo Vokietijos kino, tai tu O iš čia kitur. grįžtant namo, pagavytų smilgų prisiskyniau. Nu ir išėjo paukštė. Gyvenu plačiai ir visokį vabaliukų turiu plačiai. Ko vabaliukai nesuėdė, surinkau iš visur ir padariau va tokį. Biškai pakelk labai. Pakelk, dalyk O puokštę. čia tą pavaizdavau invazinį savo gyventoją, su kuriuo vaikštu visą vasarą, nuo pavasario iki dabar. Vienu žodžiu, Orionas, o šliužas vadinamas. Čia Joniukas ir Elenytė. Duetas, bet tik zyl. Su dideliu vargu. Mano kieme, kas yra buvę, tai žino, kad aš turiu labai daug gėlynų, beveik vien gėlynai, nieko beveik nesodinu. Tai va čia, kai ko pritrūko, tai ėjau pas sesę, visi tie yra sesės surinkti, o visa kita tai yra būtent iš mano kiemo. Girdėjau, kad galima atsinešti ir tokių ne visai tikusių, visai tikusių parodyti. Tai va mano tvarkytė ir visi 5 pirštukai. Vienas užriestas, bet visi labai gražiai čia išsidėstė. Suotni mergelė maišuoja ir gegutė ten kukuoja. Atsidūkus ant šakų, kuku, kuku, kuku. Atsidūkus ant šakų, kuku, kuku, kuku. Surnelį šiuo taku, kuku, kuku. Aš atvežiau, kas nėra ragavę, pasidalinkit. Čia yra Cidonija. Čia yra svarainio giminaitis. Nekenčiu svarainių, kai reikia šlupenti, tai jau pilni kampai šitų sėklydžių. Čia sėklydės labai mažos, bet jie dideli. Jie nėra tokie aštrus, bet taip pat kvapus. Ir atvežiau dalytę į moliūgą, bet jūs pažiūrėkit, koks gražus užpakaliukas. Broliai dvyniai. Mano paukštė tai yra vasaros likučiai. Čia alūnė žiedai. Šitą gėlę auginu 4 metus, bet nežinau. Kalijas Po šeimos. 20, ne, kitą vardą turi. Jų yra virš 20 žiedų, lapai tokie, krūvas toks, nutėdėjau. O čia mano mylimas jurgamentas. Mano daržovių karalienė. Jums leidus net paskaitysiu tokį keturainį.
ta žaliuojantis laukas lyg jūra, o virš jų balti debesis plaukia, saulės spinduliais žiedus bučiuoja, auga tai mūsų duona antroji. Aš jau, pas mane jau pilkuma. Bet iš tikrųjų tai man patinka žiemos metu, jinai iki pat, jin visus metus gali būti. Zoselė ten česnakai, ar ne? Ir turiukai. Ne česnakai. Ji bus tokia. Taip. Bet tai noriu pasakyti, čia visiems toks palinkėjimas būtų. Kokia be pilkuma be gyvenime ateitų pas jum, kokios negandos prislėgtų ir gamtoje, ir širdyje, ir visur, kur būna toks laikotarpis, kad labai yra visur pilka ir jokios spalvos nematai. Tai vat, čia yra raudona, reiškia gyvenime visada gali atrasti ir kažką šviesaus. Jeigu vienas dalykas liūdina, tai pagalvok apie tai, kas tau gražu, kas tave džiugintų, kokiomis širdies dovanomis gali pasidalinti su kitais. Tai va, čia galėčiau dalintis po vieną šermukšnį, su visais užtektų. Šitą pažįsta visi kaimo vaikai buvę, o čia mes su sese vadinam velniais. O mano sesės buvė, o mano daržovė yra šita. Štai čia porą valandų nora. Kadangi Janina išaukštino kaip karalienė savo bulvę ir rašė tenai, kad kopūstai, silkutė, dar kažko, tai aš galvoju, jeigu jau yra bulvė, reikia kopūstų. Tai padariau kopūstų ir dabar dar kavalėlė šalia prisijė. Na ką, kartais, kai nelabai ką turi pasiimti kūrybiškumą ir kūrybiškai pažiūrėti į paprastą eilinę bulvę. Iš tiesų, aš nesu labai didelė nei daržininkė, nei gėlininkė, daržovės jau nurautos, gėlės kai kurios nušalė, kai kurios sudžiūva. Bet aš radau vieną tokią bulvę, pagalvojau, gal reikėtų kažkaip ją kūrybiškai pristatyti. Ir žinot, šita bulvė yra labai ypatinga. Žinote kodėl? Todėl, kad jinai atspindi mūsų požiūrį į gyvenimą, į pasaulį, į viską, kas yra aplink mus. Kaip į ją pažiūrėsi, taip ir pasaulį matysi. Mes galime matyti jį kaip širdis su meile, ar ne, tą bulvę. Taip, kaip meilė. Jeigu mes viską žiūrime su geranoriškumu, meilė ir šilumu. Bet mes galim pažiūrėti, kad ir taip. Nuvažiavau prie jūros, pamačiau rūros. Taip va. Tai va, čia patinka tokia bulvė, kaip matot. Nieko... O dar čia su viena kelė. Čia celiulitinė. Aš nežinau, aš pažiūrėjau iš praktinės pusės, kaip sako, galėsit savo kūrinius padovanoti, kam norit. Tai aš kaip buvusi kirpėja, reiškia, čia bus galima palaistyti ir vėl atšviežinti ir gana ilgai panešioti. Tai čia galima ir šitaip, ir šitaip. Ir žodžiu, galiu pasinaudoti. Ir šitaip galima. Žinai, tada atrodo kaip... Ir eina pagal megztinio spalvą, ne? Ir kadangi vis tiek mes nenutolkim nuo prigimtinės tos puokštės esmės, tai yra aitrioji paprika, pipiriukas, galima pas merginą nueiti padovanoti ją įsekti gražiai. Ir paragaujate. Ir po to, reiškia, galima kažką sugalvoti. Galima pasipuošti visą dieną, pavaikščioti ir po to vakare nuplikyti karštų vandeniu
ir pasigaminti kokį nors patiekalą. Neplikęs suryčiau. Nes čia yra spanguolės, čia yra abrikosai ir yra riešutai, kurie tikrai yra mums visiems naudingi. Na ir aišku, prie komplekto labai dera ir graži apyrankė ir moteris turi puoštis. Ar bobos, ar moteris, ar merginos, jos turi būti gražios. Nu, kuom labiausiai didžiuojas, tai puokštė visam gyvenimui. Tai čia mano povelė, o kaip mūsų liaudas dainuose, taigi povelis, tėvelė dvarelis, puova vaikštinėja, į uodegą žemę šliaužinėja, žemaitių arba po žemelę. Nu tai va, jūs pasigrožėsit ir nuvis, o mano visam amželė. Ateik iš vasaros, iš laukų vėjo, ateik iš tolimų žvaigždžių, ateik, jo visos ašaros nudžiūti spėjo, nuo žydro ilgesio akių, mano akių. Ateik taip laukiamas, širdį nešiotas, ateik nebodamas šalnų, skaudžių šalnų, ateik nešaukiamas, tik išsvajotas, prisiskink pražydusių gėlių, pražydusių gėlių. Būdus gyventi. Buvo 5 šeimos, 5 kiemai. Vadinasi, buvom susikūręs būdų kooperatyvų, net vadino. Regina, žinai, labai sugyvenom visi kaimynai ir bet kokios darbus, ar šienapjūtė, ar bulviakasis, visi sueidavom kartu, kasdavom tas bulves, labiausiai buvo mėgstamas tai bulviakasis. Nu, paskui, aišku, po to bulviakasė, kugelio prikepta būdavo, kenojo bulves kasdavom ir būdavo net iki šokius, jau badui. Paskui kažkaip pradėjo tos šeimos, viena šeima mirė žmonės, paskui kiti, nutrūko tas ryšys, paliko tik tai vienetai čia iš mūsų tų 5. Tada jau paliko mes mūsų šeimą, tų bulvių mažiau sėdavom, tai bulviakasis vis tiek išliko ta tradicija. Atvažiuodavo vaikai, sesers vaikai. Tai taip jie kiekvieną metą jau ateina rugsėjas, teta, kada kasim bulves. Kada kasim bulves. Svarbiausia tas būdavo suėjimas, tas aš kugelio iškepu ar dar ką nors. Svarbiausia tas suėjimas, tas pabendravimas, tas pabuvimas kartu. Ir taip
palengva ir tas iširo, paliko jau, nu mes, mūsų sveikata, nebe ta jau, kaip sakome, tų bulvių pasėjai tik tai porą vagų namuose jau viskas. Nebeliko to sojimo, to bulviakasio, tai vis tiek vat, kartais klausia, nu, teta, tai kada tas bulves sėsi, kada tas bulves kas? Būdavo tikrai labai smagu, bet viskas baigėsi, viskam ateina galas. Kol dar matau medžius, tos girios man priklauso, kol dar girdžiu paukščius, jų giesmės man priklauso, kol dar rendu žolę, tos pievos man priklauso, kol tu esi šalia, ta meilė man priklauso, kol dar rendu žolę, tos pievos man priklauso, kol tu esi šalia, ta meilė man priklauso, kol dar ranka tvirta, ta duona man priklauso, kol žiburis lange, namai man tie priklauso, o kai ateis diena, su paukščiais aš keliausiu, bet kol esu žeme, ta žemė man priklauso, o kai ateis diena, su paukščiais iškeliausiu, bet kol einu žeme, ta žemė